Jei žmogus, kuris yra gyva siela, kuriam kūrėjas yra suteikęs ypatingas savybės, kaip sugebėjimas samprotauti, turėti pajutimą ir vykdyti savo valią, miršta. Ar tuo tikrai viskas ir baigėsi? Ar netektų jam daugiau gyventi? Apie žmogaus faktinę pradžią randame parašytą šventraštyje, kuris yra vienintelis autoritetinis šaltinis ir todėl patikimas savo pareiškimais. Štai raštas sako, viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė į jį gyvybės kvapą į jo nosį ir taip žmogus tapo gyva siela. Iš to matome, kad žmogus buvo sukurtas iš žemių dulkių. Kitaip sakant, Dievas paėmė molių grumstą į savo rankas, o tas tapo gyva siela. Bet tai tik viena nuostabiausia žmogaus atsiradimo paslapties dalis. Šventas raštas mums daugiau apreiškia. Dievas tarė, padarykime žmogų į save panašų, į mūsų paveikslą. Taip viešpats Dievas sukūrė žmogų į jį panašų, sulig Dievo paveikslu jis jį sukūrė, vyrą ir moterį jį sukūrė. Rašto išsireiškimas sulig Dievo paveikslu turi ypatingą reikšmę, būtent, kad žmogus yra samprotaujanti esybė su pajutimais ir savosios valios ypatybėmis. Šitos savybės yra sutelktos tokioje, sakytum, molių šventykloje, bet ir tai tik dalis patirtų apreiškimų. Žmogus yra taip pat ir gyva siela. Toji ypatybė pastato žmogų aukščiau visų kitų kūrinių, nes šioji gyva siela skirta amžinam gyvenimui. Daugelis matė žmogų dėl vienos ar kitos priežasties mirštant. Vadinama molio šventykla, kuri yra mūsų kūnas, praeina. Dėl šios priežasties žmonės dažnai mano, kad tai galas, kas buvo daugiau, nebepasirodys. Dėl sielvarto, skepticizmo ar nežinojimo ar netikėjimo daugelis save nurašo į panašų galą. Nekeista girdėti žmonės sakant, žmogus yra kaip gyvulys ir todėl te gali tik panašų galą susilaukti. Gerkime ir būkime linksmi, nes rytoj gal mirsime. Nežiūrint visų panašių prietarų, žmogus nėra vien tik kūniškai sukurta esybė, žmogus yra gyva siela. Kūnas yra šešėlis to, kuo siela bus amžinybėje. Mūsų dabartiniai pamėgimai ir jausmų veržlumai, kurie vyrauja kūne, nulėmė mūsų sielos likimą. Mes galime pasirinkti mylėti Dievą visą širdimi, visą sielą ir visomis jėgomis. Tokiu būdu mūsų pomėgiai ir jausmų veržlumai tarnauja savo kūrėjui, o ne savo. Jei taip pasielgsime, pasirodys mūsų tikras tikėjimas Dievu. Raštas sako, bet tikėjimo negalime jam patikti, nes tas, kuris artinasi į Dievą, turi tikėti, kad jis yra ir kad jis atlygina tiems, kurie jo ieško. Taip pat turime ir pasirinkimo ypatybės galę gyventi atsitolinant nuo Dievo. Tas reikštų pasipriešinti jo įstatymams, atmesti jo nurodymus ir patarimus, bei atsisakyti priimti Jėzų Kristų ir jo išgelbėjimo kelią. Taip, mes turime tą pasirinkimo galimybę keliauti pražūties keliu, kurio galas yra pragaras. Kaip pastebėjome, gyvenimas nesibaigia kapu. Kapas tikrumoje yra tik amžinybės pradžios žymė. Šventas raštas Jobo žodžiais sako, kiekvieną dieną laukiu iki mano persimainimo ateinant, kad tu mane pašauktumei ir aš tau atsakyčiau ir nenorėtumei savo rankų darbo pamesti. Viltingai Jobas išreiškia, aš žinau, kad mano gelbėtojas yra gyvas ir jis vėliau mane iš žemės prikels. Ta patį aš savo regėsiu ir mano akys jį matys. Toks likimas tų, kurie pasitikė Dievu. Jų sielos gyvens amžinai jo artybėje. Bet jei jūs tęsite savo gyvenimą nuodėmėje, kuomet mirsite, eisite tiesiog į pragarą. Ten būsite amžiams užsklęsti ir atskirti nuo dangaus ir Dievo. Jūs esate gyva siela, visagalių Dievo sukurta ir dėl tos priežasties gyvensite amžinai. Bet, kur amžinybę praleisite, priklausys vien tik nuo jūsų. Jei pasirinksite paklusti ir tarnauti Dievui ir tokiu būdu gyventi prideramą gyvenimą, dangus bus jūsų amžinybės namai.
Jei pasirinksite nuodėmėje gyventi, pragaras bus jūsų amžina buveinė. Jūs buvote sukurtas gyventi su Dievu amžinybėje, pilnoje gyvenimo šlovėje. Pasirinkite tad gyvenimą. Kam eiti į mirtį? Apaštalas Jonas rašė, Dievas davė mums amžiną gyvenimą ir šitas gyvenimas yra jo sūnuje. Kuris turi sūnų, turi gyvenimą. Kuris neturi Dievo sūnaus, neturi gyvenimo. Tad siekite Dievo, išsipažinkite jam savo nuodėmes ir įtikėkite į Viešpatį, kuris tik gali jums duoti amžiną gyvenimą, kuris yra Jėzus Kristus, mūsų gelbėtojas.